Sveiki, tęsime mokymus. Šiandien pabandysime pridėti naują valiutą, kurios iki šiol nenaudojame. Medyje pasižiūrime kursai, valiutos. Štai tos valiutos, kurias mes iki šiol naudojame. Mes jas nurodėme startuodami programą pirmąjį kartą. Štai kaip matote, pagrindinė valiuta yra Lietuvos litas kursyvų. Ji parodo, kad būtent visa analizė yra atliekama būtent šią valiutą. Taip pat šalia valiutos rodiklėlė žemyn reiškia, kad galima, kad kursai yra automatiškai parsiunčiami iš interneto. Kursai yra atnaujinami kartą per mėnesį. Programa neturi tikslo sekti kurso kasdien arba netgi dienos bėgyje, tačiau tai padės jums įsivaizduoti, kokio masto išlaidas turite kitomis valiutomis. Kaip matysite praktikoje, to tikrai užtenka. Štai, jeigu norime įvesti naują valiutą, einame į valdymą, spaudžiame, kad matyti valiutas, kursorį paspaudžiame ant valiutų ir spaudžiame naują. Užtenka žinoti tarptautinį valiutos triženklį kodą. Nesvarbu, ar didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis, mes pridėsime Norvegijos kronas. Štai kaip matome, kronos jau pridėtos. Jeigu grįžtame į suvestinę, matome ir tai, kad kursas yra jau parsiųstas. Štai gruodžio mėnesio kursas, lapkričio mėnesio kursas 4,28 už 10 vienetų. Jeigu būtų visgi poreikis patikslinti kursą, jūs turite galimybę tiesiai programoje patikslinti štai čia. Tokiu pat formatu, kaip matome. 4,29 už 10 vienetų. Štai. Jeigu norite pasikliauti parsiunčiamais kursais, tiesiog panaikinkite reikšmę. Štai išmokome įvesti naują valiutą. Nuo šiol šią valiutą galima atlikti bet kokias operacijas. Toliau. Turbūt pastebėjote šios simbolius, lūpos simbolius, priartinti, atitolinti. Vizualizacijos mokymo tikslais mes matome šiek tiek išdidintą vaizdą, kad būtų geriau matyti. Realiai jūs kompiuteryje matysite detalesnį vaizdą, priklausomai nuo jūsų turimo monitoriaus, galbūt panašus būtų į šį. Kaip matome, turime galimybę didinti arba mažinti kairėje pusėje, dešinėje pusėje esančią ekrano zoną, arba duomenų įvedimui daugiau skirti, arba duomenų analizai. Taip pat primenu, galima bet kada išsididinti vien tik tai vieną iš šių langų, taip, kaip anksčiau buvo aiškinta. Taip pat galite prasiplatinti šį stulpelį, bei, kas aktualu, jeigu tarp pirmojo ir antrojo stulpelio viršuje pakeisite plotį, keisis visų stulpelių plotis. Tai aktualu, jeigu norite matyti daugiau informacijos vienu metu. Kaip matysime patogu žiūrint, vėliau matysime patogu žiūrint grafiką. Štai, negana to, kad kairėje matote išskirstimą mėnesiais ir viso sumą per visą apskaitos laikotarpį, jūs galite matyti sugrupavimą ir metais. Tam reikia 2 kartus paspausti ant stulpelio, bet kurio mėnesio stulpelio, ir matysite to stulpelio metų reikšmę. Štai kaip matome, mes matome suskaičiuotas reikšmes metais. Jeigu apskaitą vesite daugiau nei metus, galėsite palyginti, kiek skiriasi išlaidos ar tai pajamos vienais ar kitais metais.
Taip pat bet kada galite grįžti į, tarkim, jeigu norite 2014 metus detalizuoti, 2 kartus spustelėti ir jums rodys 14 metus. Jeigu 2 kartus spustelėsite ant stulpelio platinimo, jis bus išplatintas tiek, kiek reikia, kad parodytų reikšmės neapkarpytas. Jeigu reikšmės netilps, matysite štai tokius taškais simbolius. Tai reiškia tiesiog per siauras stulpelis, kad parodyti informaciją. Taip pat galite naudoti kairėje esančią visą zoną kaip filtrą dešinėje esančiai informacijai atvaizduoti. Tarkim, jeigu jūs norite matyti tik gruodžio mėnesio pajamas ir išlaidas, jūs paspaudžiate už stulpelio gruodis, 2013 metų gruodis ir matote tik šio mėnesio visus įrašus. Atitinkamai kitą mėnesį galite pasirinkti. Jeigu norite matyti už kelis mėnesius, laikykite nuspaustą Ctrl klavišą ir spauskite. Galite pasižymėti kelis stulpelius. Lygiai taip pat pažymimos ir eilutės. Su Ctrl klavišu galite nužymėti taip, kiek norite pasižymėti, nebūtinai greta esančius stulpelius. Taip pat su eilutėm. Jeigu jūs norite pasižiūrėti, kiek įrašas tik drabužiai ir avalynė, paspaudžiate už tos eilutės ir matysite visas išlaidas. Tarkime, maistas. Paspaudę maistą, matom visas išlaidas maistui. Jeigu norime visas išlaidas maistui gruodžio mėnesį, spaudžiame ir stulpelį, ir eilutę. Šiuo atveju mums rodys tik šio langelio dedamąsias reikšmes. Labai patogu tokiu būdu išsiaiškinti, kas sudaro štai šias išlaidas. Tarkim, 136 litai buvo štai tokios išlaidos. Jeigu spustelėsite ant bet kurio iš tų įrašų, jums išskleis visą pirkimo čekį. Štai, tarkim, matome, buvo pirkta ir daugiau pirkinių tuo pačiu kartu, bet rodant vien maistą, visus įrašus rodo tik tai maisto išlaidas. Štai. Jeigu norite, galite pažymėti ir kelias sritis, taip pat naudodami Ctrl klavišą. Tarkim, buities paspaudžiame vieną kartą ir Ctrl klavišą laikomus paspaudžiame maistą, matome abiejų rūšių išlaidas išskirtas skirtingomis spalvomis. Tokiu būdu galima pasižymėti daugiau eilučių. Kaip matome, kiekviena jų bus nuspalvinta kita spalva. Be abejo, spalvų skaičius yra ribotas. Šiuo metu numatytos 7 skirtingos spalvos vienu metu. Jeigu paspausite be Ctrl klavišo, liks pažymėta tik viena. Dar kartą paspaudus, vėl filtras bus nebeaktyvus. Jeigu norite pamatyti reikšmes grafiškai, štai tarkim maisto išlaidas mes norime palyginti skirtingais mėnesiais, paspaudžiame tą eilutę, kurią norėsime matyti ir spaudžiame grafiko mygtuką. Štai, jūs matote, galite palyginti, kiek lapkričio mėnesio išlaidus skiriasi nuo gruodžio mėnesio išlaidų. Grafike vėlgi jūs galite naudotis tiek klavišais vaikščioti į šoną, tiek su pelyte paspaudžiant. Galite spausti tiek ant reikšmių, tiek ant stulpelių grafiškai pavaizduotų ir matyti reikšmes. Jeigu pelę užvesiu ant viso stulpelio ir palaikysiu, matysime, kiek viso yra išleista pinigų maistui per visą laikotarpį. Kaip matome, kita skalė, nes suma yra gerokai didesnė. Jeigu nuvesime pelę nuo, matysime štai vėl taip pat. Jeigu norite baigti žiūrėti grafiką, tiesiog paspauskite dar kartą grafiko simbolį. Kaip pastebėjote, galite toli nukeliauti į vieną ar kitą pusę, žiūrėti kažkokius stulpelius, kai daugiau turėsite duomenų,
arba išskleisti atitinkamai kažkokias tai sritis. Jeigu norite vėl patogiai grįžti į šį mėnesį ir kad visas medis būtų suskleistas, paspauskite 2 kartus ant štai šio simbolio. Jis skirtas tam, kad patogiai grįžti į pradinę padėtį ir vėl pradėti darbą. Toliau. Priartinti, jeigu turite didelį monitorių, galite priartinti ganėtinai daug. Be abejo, jeigu labai stipriai priartinsit, vienu metu galėsite matyti tik vieną sritį. Arba analizę, arba išvadas. Programos funkcionalumas nuo to nenukenčia, tačiau turėsite atskirai įvedinėti išlaidas, tarkim, ar pajamas, o paskui perjungti, pasižiūrėti suvestines. Dabar apie biudžeto sudarymą. Biudžeto sudarimas yra labai paprastas. Yra kortelė analogiška suvestiniai, yra kortelė biudžetas A, taip pat biudžetas B, 2 kortelės. Juose galite sudaryti 1 arba 2 skirtingus biudžetus, tarkim, pesimistinį ir optimistinį, arba galbūt 2 skirtingus scenarius, kokius planuojate savo išlaidoms. Tarkime, norite apriboti savo išlaidas, kad per mėnesį išleisti nedaugiau kaip, tarkim, 1000 litų maisto prekiams. Jūs tiesiog įveskite tą sumą, kurią planuojate, kurią norite apriboti biudžetą. Štai. Grįžtame į suvestinę. Matome, šiuo metu mes esame išleidę 136 litus. Jeigu lyginsim su biudžetu, šviesiai žalias plotas reiškia, kiek mes jau išnaudojame biudžeto, tamsiai žalias, ryškiai žalias, kiek mes dar turime rezervo. Ryškiai žalia spalva reiškia sutaupytus pinigus, išleista mažiau negu planuota. Štai. Atitinkamai artėjant sumai prie 1000 litų, galime pabandyti įvesti išlaidas. Įveskime išlaidas, sakykime, išleidome 500 litų maistui. Ganėtinai brangus apsipirkimas. Štai žiūrime, matome, iš karto mūsų biudžetas signalizuoja, kad mes artėjame prie ribos, leistinos ribos. Jeigu mes išleisime 1200 litų, jau kitomis spalvomis vaizduojama, kiek mes proporcingai viršijame numatytą biudžetą. Štai matote, šviesiai žalias plotas dabar jau iliustruoja tiek, kiek mes buvome numatę, o rausvas tiek, kiek mes viršijame. Atitinkamai galima planuoti ir visas savo išlaidas apriboti, tarkim, kažkokią sumą, arba kažkokias pasirinktas sritis. Galbūt jūs norite riboti išlaidas, tarkim, restoranuose ar panašiai. Bet kokią sumą įvest. Tuo tarpu kitas sritis galite palikti visiškai neapribotas, kurioms nematote reikalo sudaryti biudžetą. Tai tiek apie biudžeto sudarimą. Jeigu žiūrėsime apie pajamų planavimą, tai jeigu mes planuojame, tarkime, uždirbti taip pat 3000, tai čia spalvos atvaizduos atvirkštinį variantą. Pasižiūrėkime, šiuo metu mes esame uždirbę 2000 litų, o suplanavę 3000 litų. Taigi, žalia spalva signalizuoja, kiek mes jau savo užsibrėžto tikslo pasiekėme, rausva, kiek dar mums trūksta. Jeigu mesgi pabandykime
įvesti pajamas. Jeigu mes uždirbame dar 2000 litų, taip, pajamos. Na, mums šiuo atveju netaip svarbu. Galbūt parduotas turtas kažkoks. Ir iš jo uždirbame dar 2000 litų. Štai kaip matome, jau biudžetas yra viršytas. Mes vietoj planuotų 3000 turime 4000 litų ir vaizdavimas žalia spalva. Dabar paieška. Paieška medyje, jeigu kategorijos sričių medyje norite susirasti kažkokią reikšmę, tarkim, kūrą, automobilio kūrą, tiesiog veskite šioje vietoje. Kaip matome, kol aš parašiau kur, tai atitinka ir kursai. Jeigu spausiu Enter klavišą, peršoks ant kitos reikšmės, kuri atitinka, šiuo atveju kūras. Ir valiutų kursai taip pat atitinka. Taip. Kūras ko gero būtų. Reikėtų rašyti daugiau. Taip, jeigu noriu aš įvesti kūrą, tai galima elgtis ir tokiu būdu. Paspausti už kūro. Dešinėje matysite visas kūro išlaidas. Na, mes dar savo programoje jų neturėjome. Ir vedame tiesiog išlaidas. Kaip matome, iškart jau yra užpildytas sritis išlaidų. Jums jau antrą kartą to daryti nereikės. Jums belieka įvesti sumą, kiek išleidote, tarkim, grynais pinigais. Štai taip atrodo išlaidų įvedimas už kūrą. Jeigu mums dabar reikia už maisto išlaidų, galima tokiu būdu spausti taip pat. Matome vien maisto išlaidas, vėl spaudžiame minusiuką, 10 litų. Štai Enter klavišų primenu, šokinėjant per laukus, labai greitai užpildomas įrašas. Jeigu jums reikia kažkokio specifinės paieškos būtent įrašuose apie išlaidas, naudokite štai šią paiešką. Tarkim, dabar aš matau, kad supercentras, išlaidos supercentras parduotuvėje yra 11 mėnesio 29 dieną. Bet jeigu man reikėtų susirasti praėjus keliams mėnesiams ir žinočiau, kad aš kažką tai pirkau, tai aš galiu tiesiog vesti štai taip. Super, tarkim, spaudžiu Enter ir rodys visas reikšmės, kuriuose yra paminėta ta frazė. Štai, jeigu išskleisime, matysim taip, iš tiesų tai yra supercentras. Jeigu nebenorime, vėl išjungiame. Jeigu norime jungti, vėl jungiame paiešką. Oranžinė spalva pavaizduoti stulpeliai rodo, kuriuose vykdoma paieška. Jūs galite vykdyti paiešką datą, sumą ir komentarus. Arba visose trijose, arba kažkuriame viename stulpelėje. Pagal sritį paieškos čia nėra. Jeigu jums reikia ieškoti pagal sritį, tiesiog ieškote, kaip minėjau, kairėje pusėje. Čia apribojamas yra sritis. Tai jeigu jūs ieškosite būtent tik tarp maisto produktų, ką mes šiuo metu ir darome, kairėje pusėje pažymėti maisto produktai, tai reiškia, kad tik nufiltruota tik tai šis sritis, o dešinėje pusėje mes ieškom tarp maisto produktų štai tos reikšmės. Jeigu mes nufiltruosime, tarkim, tik tai pajamas, štai, tik tai pajamas, kaip matome, super prekybos centro mūsų neranda, nes tai nėra pajamos, tai yra išlaidos. Štai, jeigu paspausime išlaidas, puikiausiai randa. Dar įdomus dalykas, žiūrint grafiką, galime pasižiūrėti ir palyginti kelias išlaidų sritis. Štai pabandykime maistą pažymėti ir, tarkim, išlaidas paskolų palūkanoms. Štai su kontrol klavišu pažymiu
įsijungiu grafiką ir matau greta du stulpelius palyginimui. Jeigu tam tikros, pabandykime galbūt įvesti tokį įrašą. Mes neturime nei vieno įrašo su išlaidoms restorane. Tarkim, mes pavalgym greitojo maisto restorane už 20 litų. Greitojo, tai vedu, kadangi atsimenu. Galiu vesti tiesiog, primenu fragmentą iš srities pavadinimo ir vedu, galiu būt nekomentuoju. Štai. Kaip matome, išlaidos restorane yra 20 litų, o išlaidos maistui yra 1366. Taip, jeigu žiūrėsiu, paspausiu už srities maistas, matysiu viską, kas sudaro maistą. Tame tarpe ir maisto produktus, ir restoranus. Dar kartą žiūrime grafiką. Štai. Šiame stulpelėje matome viską. Ir maistą, ir restoranus. Jeigu nuspaudęs laikau Ctrl klavišą ir spusteliu dabar ant štai šio stulpelio, aš matau išskirstymą. Kad kokia dalis sudarė maisto prekės ir kokia dalis sudarė restorane. Tikrai nedidelė dalis. Vienkartinis apsilankimas greitojo maisto restorane, tikrai šį kartą išlaidos nedidelės. Galbūt galėsiu palyginti su kitais mėnesiais. Atitinkamai galima pradėti nuo pat išlaidų. Jeigu paspausite už išlaidų, paspausite grafiką, štai jūs matote visas išlaidas. Tačiau jeigu jūs norite matyti šį mėnesį, gruodžio mėnesį, kas daugiausiai sudarė, kokios išlaidos, jūs su Ctrl klavišu spaudžiate už stulpelį ir gaunate išskirstymą. Taip, daugiausiai išleidome maistui, paskolų grąžinimui, kadangi mes esam pasirinkę paskolų grąžinimą rodyti prie išlaidų. Primenu, kad tai nėra tikrosios išlaidos, bet daugelis žmonių mėgsta taip matyti savo paskolų grąžinimą kaip išlaidas. Taip, toliau trečioje vietoje paskolų palūkanos mūsų duomenyse, išlaidos kūrui, štai ketvirtoje vietoje. Visa kita, galbūt supraskite, kad visomis spalvomis tikrai nebus atvaizduota, bus atvaizduotas tik pačios daugiausiai išlaidos, kur yra pirmos, pavadinkim, top 6 ar 7 sritys. Jeigu jūs paspausite ant stulpelio, tarkim, mes turime maistą, taip, štai čia. Turime ne maistas, ne čia, galbūt man patogiau čia žiūrėti. Taip, paspaudžiu čia, matau maisto išlaidos yra 51%. Jeigu noriu pažiūrėti, kas sudaro maistą, spaudžiu Ctrl klavišą, matau maistą, dar kartą paspaudžiu, jau matau, kas sudaro maistą. Dar dedamosios. Ir taip galima kelis lygiais į vidų eiti detalizuoti, žiūrint, kokius detalumus jūs vesite išlaidas. Ko gero, šį kartą tiek. Ačiū už dėmesį.